Sveiki gyvi, antra kelionės diena Maltoje. Šiandien darysim muziejus, sveikinusi jau lauke, tai pavalgiam ir dabar lauksim autobusiuko ir lėksim į Maltos sostinę Valetą. Eisim aplankysim daug muziejų, nu, tikiuosi, kad jums patiks, tikiuosi, man patiks. Rolandas palmės, burgerių kioskelis ir, nu, visokie augalai. Nu ką, atlėkėm Valetą, bet su orais tai antrą dieną pasisakė. Bet tikiuosi, kad 2 dienas palėjo ir puikus oras. Nu, tai tikrai smagu, geresnis oras. Dabar, nu, tai patys ne taip fain. Sau koks fontanėzeris. Ola, noriu pasižiūrėti, ar žmonės meta monetas. Nu, šitas meta. Gal žemės kokį žemės. Ai, jau realiai turiu net vieną, kurią įmest. Gal atneš man sėkmę. Nu vat, jeigu kažkas matot, visai iš tikrųjų gražus, nu čia užrašyta Malta. Man atrodo 2012 metų gal. Lyg taip. Nu ką, einam tokiam gatvelėm. Gražiai. Savi čia. Nu, senoviška viskas. Nes vat matotis, nu, žiūri, gražu. Nu, man tai labai patinka. Tikrai verta. Jau antrą dieną, nu, nors man ir vakar jau sakiau, kad labai gerai, bet šiandieną tai irgi gera. Čia biškis įkliu. Tai gražu. Einam link tada muziejų turbūt. Pasižiūrėsim, kas tenais gera. Nustebkit, jeigu nebus labai daug medžiagos muziejuose, nes gali būt negalima filmuoti. Tiesiog tai labai ir nefilmuosiu. Tai daug visokių gėlyčių. Rožinių, violetinių. O, čia aišku, maža palmė. Bet maža, žinot. Čia biškį didesnė. Ir medžiai, vat. Ai, pasirodo, galimai šitą kelionį turėsim tik blogą orą, tokį kaip dabar. Nu, su striukėm tikrai pasikraištam. Vakar tai paskridom, pataikėm pačios leviausios savaitės. Nu, bet neturim kitos šitės. Reikia džiaugtis tuo, ką turim. Šiaip, nu, nėra dar taip blogai realiai. Bet, ką žinau, gyvenime. Ir šiaip Malta iš tikrųjų įspūdinga, didžiuliai statiniai įvairūs. Nu, paskui prieisim prie tokių muziejų ir pamatysit, aš jums parodysiu, kaip iš tikrųjų ten anksčiau pastatyti buvo tie statiniai. Nu, tikrai. Įvairios patrankos ir gražus kraštovaizdis. Ten stovi kruizinis laivas, matau. Nu ką, patekom į muziejų ir viskas ok. Filmuot galima, tai parodysiu pakankamai daug. Tai štai čia turim archeologinį muziejų. Tai čia visokiausių iškasenų bus. Puodai didžiuliai ir vat apie ką aš kalbėjau. Tokius didžiulius dalykėlius. Iš ko buvo statomos sienos arba galbūt net namai. Nu, nežinau, šią matot išlaižyta. Vairios nuotraukos, kai viskas atrodo. Tai štai taip. Tada čia dar mačiau kažkokį labai mažą. Ir čia turbūt labai, oho, čia tik labirats. Žiūrėkit. Aš normalus, bet sto eiktus. Mažas, bet gražus. Nu jo.
Tai vat, čia turim dar kažkokį bloką išraižyti. Čia tikrai gražus tie išraižymai. Čia turime vairių kažkokiais. Irgi iškasė galbūt realiai netgi pačiai iškasė ir padarė gal pilnai. Nežinau. Pavyzdžiui, nu. Arba čia sudėlioti yra nes laiptai. Ir ten kažkokia bedugninė skylė. Nu, jau ten įkrista. Ne toks didelis noras kyla. Bet jūs tik pažiūrėkit. O jeigu čia tikros nuotraukos, nu, tai jo. Fantastika. Nu jo, čia irgi panašus. Bet įdomu, kaip jie atsirasdavo šitie tokie didžiuliai gabaliukai. Kažkaip atsirasdavo. Čia turim kažkoks eksponatas, gal pilis, nežinau. Šiaip čia įdomi ta jų kalba, nors aš tai nieko nesuprantu. Va, įvairūs dalykėliai. Pavyzdžiui, o, čia jau biškį įdomiau. Obsidian, bullshit, bone. Na, čia įvairūs dalykai. Čia turbūt titnagas gal net, nežinau, gal ir ne. Nu ką, tai atvarėm iki dar vieno muziejaus. Čia kaip ir suprantu fortas gal. Tai va, nu tai karinis, kaip kažkada Kaune, kažkas panašaus bus, bet 10 kartų įspūdingiau. Gal, aš neduodu garantijos, bet pasižiūrėsim. Nu, Malta, už manęs debesis nekoks, prieky manęs debesis kažkoks. Tai va, lekiam į fortuką. Va, biškutį jūra matosi. Nu, ką žinau, gal ir gražu. Ką čia mes matom? Jau nežinau mas, bet ten kitoj pusėje yra kažkoks dar, ką žinau, statinis fortas gal. Ten švyturys matau. Nu jo, čia toksai vaizdelis. Nu, panašiai visur. Sveiki. Nu jo, visai gražus vaizdelis. Nu, praeito muziejų duodu kokius, nu, maks 7 iš 10. Nes, nu, toks, nu, gal 5 arba 6 net. Nu, duokim 6. Nebus net ribos. Toks vidutinis balas. Ne per daugiausiai patiko, nu, toks obodokas. Nes, nu, aišku, įspūdinga, nes Maltai šiaip tie pastatai, kur arba rytoj arba šitą varysim, tai yra patys seniausi tipo. Tai pabandysim parodyti. Čia irgi tos vaizdelis. Visai neblogas. Skatikuosnis. Gražu. Nu ką, dabar varom pirmą numeriuką pasižiūrėt. Šiaip iš tikrųjų, vat va šitus vėžius niekas nežino, iš kurios atsirado. Bet iš tikrųjų įdomu sužinot būtų. Būtų įdomu. Čia žodžiu filmukas kaip turkai puolė Maltą ir tikėtina, kad jau laimėjo. Nu čia jau antras pasaulinis karas. Tai tipo, nausnus. Bet realiai, nu, šiaip, pažiūrėk, jie viską išrado. Tai tikrai kainuoja pinigus. Tai pinigai į balą. Nu, bet vis tiek gintis reikia. Nieko neskau. Bet vis tiek.
kas pradedam, kažkaip nelaiškai. Va čia kažkokie medaliukai, piniukai, papuškas, kostiumai gydytojai ir motociklenzijos. Smagiai su tokiu dabar pasiligazuolim būtų. Na, bet turbūt sproktum vietą. Nu ką, po truputį ką vaikštam? Tik jau biškį. Labai džiaugiuosi. Esam dar vienam muziejui. Čia patikriau buvo biškį tokia rimtesnė. Tai realiai negaliu išsikleisti kameros trikojo. Dėl to taip filmuosiu. Kažkasai muziejus, aš pats nežinau ką jis, bet to išsiaiškinsim. Ir gal kažkas. Ai, čia gal kažkokia archeologija. Namų griuvėsiai, aš net nežinau. Va, pavyzdžiui, vyriausias šitas. Įdomu. Gal kažkam įdomu, nes man tai asmeniškai tai negaliu sakyti, kad įdomu. Tai čia turim, nu, įvairiausių šarvų, ginklų. Pekleik. Šarvai, pavirkiai. Čia įvairūs ginklai. Čia skydai. Iš paštės, kur rašo tikriausiai iš senovinių laikų. Čia yra maltos simbolis. Nu ką, išlėkėm iš Makdako. Skaniai pavalgėm. Kadangi norėjau valgyti, tai buvo skanu. Aišku, nu, 8 iš 10. Man 10 neduosiu, nes nu, ne tas maistas, žinot. Gerai, dabar varom autobusą ir važiuosim į akvariumą. Keliam apie valandą 10. Tai realiai paskui dar atgal. Nu, tai čia apie 2 iki chatos kažkur. Bet čia kažkur. Nu, tai važiuosim. Tai gerai. Sėdam ir važiuojam. Nu ką, atvarėm į mūsų šitą biletazerius. Praėjom. Nu, ir prasidėjo nuo visokiausių darbelių. Žuvytės. Tai va, nu tai čia bus kaip Gdynios metro akvariumas. Gal net kaip geriau, blogiau, aš nepasakysiu. Lazeris. Man aišku, biškutė. Dar jo per didelis. Biškutė didelis. Neveikia. Čia žuvytės matau. Tai čia dabar žuvytės ir valysim toliau. Apžiūrėjom žuvytės. Tai va, dabar aš net nežinau šitokio. Ai, šiek čia irgi žuvytės. Gerai, nu aš biškį atgal paisiu ten dar kur nepažiūrėjau. Sugrįžu. Driežas. Kamera tikriausiai mažesnis. Tuneliukų varom. Varom pasižiūrėti. Žuvyčių. Praėjom. Tai dabar nežinau, kur eisim. Bet kažkur eisim. Koralai, bet čia žuva, man atrodo, visiškai netikri. Nu, bet jau kurie, kad tikrai nepamatys.
nepatenkintas akvariumu visiškai. Nu, tikrai nerekomenduoju, nebent jums patiktų, bet man visiškai nepatiktų. Asmeniškai tik tai. Turbūt manęs negirdės, bet, nu, vaizdas. Vaizdas kaip vaizdas. Nu ką, tai grįžom namo, prie porą valandų pavalgėm. Nu ir viskas, šią dieną užbaigsim. Tai gaunasi vienas video, nedarysiu 2 dalių video. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim tikriausiai už keletas dienų. Iki.